GanTV komanda ir vėl visą galvą neria į vasaros nuotykius ir brenda kartu su žygeiviais prie Joniškėlio džembrynus. Erkės, suplyšę batai, pritrintos pėdos, tokie klausimai čia garsiai nesvarstomi. O jau aš nusidilginu. Koks žygis, jeigu kojas nenusidilgini? Kas čia pas jūs per organizuojamas žygis, kad žmonės skundžiasi per žygį sudėvėję batus? Kas pas mus per žygis? Pas mus šiandien vyksta Joniškėlio džembrynai, kur nutrinti batai, nėra pati baisiausia bėda. Vieniems suplyšę batai mažmažis, kiti svarsto juokais, gal derėtų prašyti kompensacijos. Iš tikrųjų, tai turim padėkoti mūsų vedliui Faustui, nes sukūrė ir padarė mums tokį žygį, kuris reikalavo tikrai labai daug iššūkių. Na ir žinoma, matot, mūsų avalynė neatlaikė šitų iššūkių. Tai ar dabar prašysit kompensacijos už batus? Kompensacijos neprašysim, nes emocijas, pojūčiai, nauji potyriai ir pažintis viską atperka. Nesitikim, kad ją gausim. Bet aš žygio metu tik klausiau vienausim, kad sakėt prašysit. Kaip įsivaizduojat, kokia ta kompensacija turėtų? Buvo tokių minčių, reiškia, bet paskui, kai papietavom, skaniai pavalgėm šaltibarščius, skanūs pietus, tai dingo visos tokios mintys. Faustas Vaičiulis žygio metu žygeivius skatina būti atsakingais. Nesilaikantis taisyklių susilaukia bausmių. Einame pievą, ar ne, kuri yra ūkininkų ir negalima išeiti iš takelio, o vienas paskui kitą žygiuoja ir eina tiesia linija. Kas išeina ir mindo pievą, iškart gauna baudos. Nežinia, kas tos žygeivis išveja iš takelio. Ar dilgėlių švelnus prisilietimai, ar džiaugsmas drugelį pamačius. Aš pats asmeniškai gavau baudą, bet manau, kad esu tikrai nenusipelnęs tos baudos, nekaltas esu tikrai, atsakingai pareiškiu, bet nieko tokio, kitą kartą būsiu drausmingesnis. Neleidžia mane atkalbėti, net prieš valdžią nieko pasakyti, prieš vadovą. Aš tarstelėjau ir buvau išgirstas, aišku, ir už tai. Už ką gavot tą baudą? Kažką pasakėt? Ar numinėt kokią žolytę? Aš siūliau visiems versti į valdžią ir keisti kitu. Versk valdžią nevertęs, bet atleidimo už taisyklių nesilaikymą nėra. Žąsele ėjau ištisus 5 žingsnius. Žygis pelnė džembrynų titulą ne šiaip savo. Joniškėlio džembrynai yra prieš 5 metus gimusi idėja suorganizuoti biškį kitokio profilio žygius, kuomet yra einama ne paprastais gražiais takeliais, o bandoma žmogų išstumti biškį iš komforto zonos ir gauna pasivaikščioti, sakykime, po dilgėlynus, krūmynus, kas visą tai sudarė pavadinimą džembrynai. Yra ir saldžioji viso šio pasivaikščiojimo dalis. Kiek dabar reikia įsidėti tų saldainių į šitą žygį, kelionę? Pilna kišenė. Pilna kišenė, 3 saujos, ne kitaip. O ar paskatina? Manau, kad paskatina. Žiūrėkit, kiek daug šypsenų, pati dalyvavote. Bet aš negavau nei vieno saldainio. Ir kodėl? O kodėl? O todėl, kad galbūt nebuvo pakankamai tiksliai ir gerai klausomasi. Tai žygis, kas be ko, aš aišku juokauju dėl to valdžios vertimo ar bausmių. Šiaip tai žygiai yra žavintys ir jie netgi tokiuose žygiuose kaip Fausto organizuojamuose tiesiog apie tą kraštą sužinai daug, jeigu įdėmiai klausai, aišku. Vieniems pavyksta įdėmiai klausyti, kitiems ne. Bet gera nuotaika ir naujos draugystės žygio metu garantuotos.